Saulės elektrinės įranga, aš niekada nemačiau tokios pigios, niekada nemačiau tokios finansinės grąžos iš saulės elektrinės. Tai maždaug apie 50% netgi gali būti pabrangimas. 300% pakilo pasaugom mokestis. 12% buvo per geras tarifas, leido pasidžiaugti ir saulės elektrinė, galima skaičiuoti iš bet kokio kampo, jinai apsimoka ir elektros energijos mums vis tiek visiems reikės. Šitas 33% nėra didžiausias iš praeities. Kažkada buvo 36%. Aš manau vis tiek, kad elektros kaina jinai vis tiek nenukris žemiau 20 centų. Daug diskusijų kelia klausimas apie net billing, apie elektros mainų tokią sistemą vietoj dvipusės apskaitos. Ir turim patį pirmą gaminantį vartotoją, norintį savo norų išeiti į šitą sistemą. Su šitą net billing sistema bus labai verta dėtis baterijas. Jums galės valstybė mokėti už balansavimą, kad turėsit bateriją, netgi saulės elektrinės nereikės. Taigi su šitą sistema netgi atsiras daugiau galimybių ir galėsit užsidirbinėti ne tik iš saulės pagamintos elektros, bet ir iš baterijų. Tik jau mes pradėjom gauti žinias, kad tikrai brangsta saulės moduliai.